O šitą pavadinsim B. Čia C bus. Oho, jau grįžai? Ką darai? Čia aš studijuoju šiek tiek. Kam šitas nesąmonės? Jūrate, kokios čia nesąmonės. Čia galima sakyti, naujas pasaulis prieš akis atsistoja. Ką tu ruošies daryti dabar pasakyti? Siūsiu. Siūsi tu. Siūsiu dabar. Viešpatie, apšviesk jam protą, nes aš jau nebeturiu jėgų. Jūrate, nu liaukis, bejėgė tu. Tai vadinasi komisaru, statybininku, tu nebebūsi, tu būsi siuvėjas. Jūrate, aš būsiu ne šiaip siuvėjas, o rūbų dizaineris. Supranti, koks čia naujas kūrybinis procesas atsiveria, kad tu žinotum? Kūrybinis procesas, ką tu nusimanai apie kūrybinį procesą? Aš nuo rytojaus tave užrašau į darbo biržą ir kokį darbą tu ten gausi, va tokį ir gausi. Jūrate, tu žinai, kad aš visą laiką labai siekiu savo užsibrėžto tikslo ir visą laiką pasiekiu. Ir dabar irgi tai bus, ir dabar pasieksiu, pamatysi. Gerai, labai gerai. Į darbo biržą aš tavęs nerašysiu, bet užrašysiu aš tave pas psichologą. Su Šmakovu aš kariavau. Dabar ką man su tavim reikės kariauti? Moterie, prašau mane su kokiu ten Šmakovu nelygink. O jeigu kas nepatinka, gali ir išeiti iš namų. Galim išsiskirti. Aš tau kaip išsiskirsiu, žinok, kad daugiau gyvenime aš negirdėčiau šitų žodžių. Vaikučiai, kas čia per triukšmas, ką? Mes čia, žinokite, va taip pakalbamės. Matai, mama, kaip su manim kalba. Aš ir galvojau, kad jūs baratės, vaikai. Jūratėlė, na labai prašau, na leisk jam pabandyti. Vis tiek nenurims. Aišku, nenurimsiu. Aš šitom nesąmonėm mama pinigų neduosiu. Nusiramink, vaikeli, pinigų duosiu aš. Aš tik labai prašau. Na, nesipykite, vaikai. Duosiu aš tos pinigus, tegul jis dirba. Ačiū, mama. Mamičiukas. Ne vyrą turiu, bobą. Eik tu, birėja.